Ankstų ketvirtadienio rytą šalia Naujosios Vilnios įvyko dar viena skaudi nelaimė. Mikroautobusas partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiąjį. Apie 6 valandą ryto buvo pranešta, kad Vilniuje Stepono Batoro gatvėje, važiuojant nuo Naujosios Vilnios centro link, mikroautobusas partrenkė žmogų. Skambino pirminiais duomenimis keleivis ir informavo, kad žmogus guli ant žemės, juda, bet pranešėjas nedrįso prieiti arčiau. Ir netrukus buvo sulaukta dar vieno skambučio apie šį eismo įvykį, kad žmogus jau guli ir nebejuda. Na ir atskubėję medikai į nelaimės vietą konstatavo vis dėlto, kad žmogus yra miręs. Kol kas mūsų žiniomis žuvusiojo tapatybė nėra nustatyta, o tai įvyko, kaip matote, prie perėjos, 76 metrai nuo perėjos buvo partrenktas žmogus. O čia dažnai nutinka tokių nelaimių? Dažnai. Tai sakot, jis galėjo gyventi tose nakvynės namuose, ne? Galėjau. Apie 2,5 valandos čia buvo sustabdytas eismas, o tik dabar baigė darbą policijos dronas ir leidžiama važiuoti viešajam transportui. Paaiškėjo, kad tai yra ne keleivinis mikroautobusas, o krovininis. Čia yra prikrauta kažkokių tarsi statybinių medžiagų ir aiškiai labai matyti, kuria vieta susidūrė transporto priemonė su žmogumi. Išdaužtas yra žibintas Mercedes-Benz mikroautobusas, sudaužytas priekinis stiklas ir greičiausiai čia šita vieta ir buvo kliudytas ir mirtinai sužalotas žmogus.